Sveiki visi, čia yra toks kaip ir mūsų podcastas. Mes esam kūrybinių industrijų studentės ir ruošiam projektą muzikos industrijos tarpdalykiniam projektui. Taip. Tai va, tai pristatom gal, pradėkim nuo Milės. Tai gal dar papasakokim, apie ką šiaip iš viso tas podcastas čia bus. Tiesa. Tai vadinasi mūsų podcastas Unitales, mūsų galite rasti ir Instagram puslapyje, kur galėsite tenai užduoti mūsų kokių nors klausimų apie šiaip studijas, kokių žmonių norėtumėte, kad pakalbintume galbūt specifinių specialybių. Tai va, tokiu tikslu ir kuriame šį podcastą, taip pat tai bus dalis mūsų atsiskaitimo. Tai kalbant apie prisistatymą, tai aš esu Emilija, man yra 21 metai, esu antro kurso kūrybinių industrijų studentė. Ir viskas, nepasakosiu, kiek brolių gal turiu ir sesių. Nu, tai gerai. Aš esu Karolina, man yra 20 metų, aš mokusi VDU kūrybinių industrijų antrajame kurse šiuo metu. Taip, tai kadangi studijuoju tą patį, mano vardas Alina Židokaitė ir man yra taip pat 20 metų. Tai va, gal dabar kažkiek nežinau apie pačias kūrybinės industrijas. Pakalbam, kad jeigu bus norinčių studijuoti, kad būtų tiesiog lengviau gaudytis ir panašiai. Ir apie ką visas šitas. Taip, kadangi mes specialistai jau šitų. Taip, arba kodėl pasirinkome. Irgi visai Nu, įdomu. tai vėl gal šėlės, kodėl pasirinkai Emilį. Viskas eiliškumą. Pirmais, antrais prašyčiau skaičiuoti. Tai mano pasirinkimo istorija nėra kažkokia super duper, kad norėjau 10 metų ir įstojau. Aš šiaip iš pradžių nelabai žinojau, ką norėjau studijuoti. Mano nuomonė labai dažnai keitėsi. Norėjau būti ir teisininkė, ir veterinarė, ir nu, žodžiu, viskuo aš norėjau būti, o vaikystėje tai iš vis tornadų medžiotoja. Bet kažkaip, kai buvo jau tas į LAMU BPO, reikėjo pateikti paraiškas. Ieškojau tiesiog labiausiai savo tinkamų studijų, nes visada buvau labiau prie kūrybos linkęs žmogus ir pamačiau būtent VDU studijas. Tai šiaip nedėjau jau į pirmą vietą nedėjau, pirmiausia dėjau VU kriminologiją, nes norėjau ir kriminologiją dar studijuoti, kas yra visiškai nesusirišę dalykai, bet aišku, į tą kriminologiją nepatekau ir labai džiaugiuosi, nes teko diskutuoti su kriminologijos studentu, tai tikrai yra labai sudėtinga ir ne visai galbūt tai, ko aš būčiau norėjus. O dabar kūrybinės industrijos labai platus spektras, tai vat dėl to ir pasirinkau turbūt. Aš tai pasirinkau kūrybinės, nes aš šiaip esu į komunikaciją ir ryšius su visuomenė linkęs žmogus. Šiaip mano tas element yra renginiai, projektų vadyba, renginių organizavimas ir panašiai. Bet kad būtų tokios universitetinės studijos atskirai renginiam nėra, tai aš rinkau šiaip tarp viešosios komunikacijos ir tarp kūrybinių industrijų, nes abi yra komunikacijos sritis, bet viešoje komunikacijoje ten yra pusė žurnalistikos jo, o žurnalistika man labai, nes aš labai nemėgstu užknisti žmonių. Tai man, aišku, nebūtinai į tokią sritį galite neiti, bet man kažkaip su to asocijuojas, tai aš kažkaip tiesiog, vos ne paskutinį dieną aš pakeičiu tiesiog, tai šiaip džiaugiuosi ir tikiuosi pavyks mano renginių organizatorės svajonė. Fainai. Fainai. Kaip tu? Nu tai tuoj, mąstau. Aš vaikystėje norėjau irgi būti veterinarė, bet mano brolis stojo tenai ir aš greit persigalvau, kai pamačiau jo kraujuotą chalatą nuo visų tų bandymų, žodžiu, nuo kažko. Ir niekada man nebuvo taip, kad patiktų koks nors vienas dalykas mokyklai, ten, kai žmogus labai gerai moka matematiką, arba jisai tikrai žino, kad jisai bus medikas. Aš niekada tokio neturėjau, man kažkaip visas pamokos buvo apylygės, bet aš labai visą laiką mėgdavau šokius ir, tokia irgi prie meno, kūrybiška. Tai viena iš idėjų buvo studijuoti šokį, bet aš labai nenorėjau išvažiuoti iš Kauno, nes vienas pasirinkimas buvo Vilniuje, LMTA, bet ten tik šiuolaikinis šokis. Arba jeigu jau norėčiau kažką su gatvės šokio kultūra, tai reikėjo važiuoti į Amsterdamą, tada dar į kitus miestus. Aš nelabai norėjau palikti Kauno, tai vis tiek ieškojau prie meno, bet kad gauti labiau, tokių įvairiapusiškų žinių, kad nebūtų ten būtent tiksliai apie kažką. Tai man tas labai patinka, kad mes turim ir kino industriją, ir šokio industriją, muzikos, labai plačios studijos, tai ir mano sesė baigė šitą bakalaurą
Tai jinai kažkaip mane įkvėpė ir pagalvojau, kodėlgi ne pabandžius. Tai čia buvo mano vienintelis ir pirmas pasirinkimas. Kai įvedžiau į Lama BPO, tai buvo tiesiog vienas. Tiesiog kūrybinės industrijos. Ir man sesė sakė, tai tu nenori kokių dar variantų prašyti, jeigu neįstosi, ir buvau. Neįstosiu. Tai gal dar trumpai pakalbam apie šiaip baigiamosios mokyklos darbus, ką laikėm, ko nelaikėm, kiek maždaug gavom. Nu jo, tai dalykai irgi praversų šiek tiek žiūrintiem, norintiems to čia, vat. Stojantiesiems tikrai, manau, yra visai naudingas dalykas, nes, manau, tas ir yra sudėtingiausia, kai viskas yra nauja. Pavyzdžiui, aš pati atsimenu, kad labai pergyvenau, kada čia teikt, kaip čia teikt, ko čia reikia, ko čia nereikia, kaip skaičiau tą kursinį balą visą. Toks sumišimas būna. Tai šiaip viskas iš tikrųjų yra labai paprasta, labai aišku. Turėtumės rinktis tokios maždaug studijas, kokius egzaminus. Na, aišku, jeigu tu ten įsilaikė istoriją, matematiką ir lietuvių, tai medicina neįstos, aišku, bet rinkitės egzaminus atidžiai, galit pasimti visada egzaminų daugiau, nes reikia egzaminus, kiek atsimenu, rinktis 12 klasėje ir jos pradžioj. Tai visai yra sudėtinga, nes, pavyzdžiui, man tai aš norėjau būti veterinarė, aš buvau pasiėmus biologijos A lygį ir istorijos A lygį, kas yra visai daug. Ir aš nelaikiau paskui tos biologijos, nes apsigalvojau, labai toksai durnas dalykas, kad taip anksti reikia pasirinkti tuos egzaminus. Tai aš asmeniškai laikiau istoriją, lietuvių valstybinį egzaminą, matematiką ir anglų. Egzaminus visus išlaikiau šiaip visai neblogai, mano manimu. Įstojau nemokamą vietą kūrybinių industrijų, tai pavyko išlaikyti matematiką, kas yra labai džiugu. Ir išlaikiau ne visiškai ant minimumų, gal balais tiksliais nesidalinsiu, bet ne 9 taškus gavau, daugiau truputėlį. Lietuvių irgi išlaikiau daugiau negu vidutiniškai, anglų labai liūdėjau, nes man visai gerai sekasi anglų ir tikėjausi 100 įšaut, nes bandomai rašiau, tai 1 taškų trūko iki 100, bet nepavyko, nes kažkaip susunkintas anglų egzaminas buvo. Ir istorija, tai šiaip nelabai aš domėjausi visą laiką, nebūdavo man labai įdomios tos pamokos, tai istoriją išlaikiau tenai gal ant 30. Labai šaltinai išgelbėjau, kitai būtų buvę, man atrodo, ir RIP. Tai va, tai tokie tie egzaminai buvo mano. Mano tai aš laikiau 4, lietuvių matematika, anglų istorija. Same. Tai išlaikiau 3. Nepavyko matematikos išlaikyti, nes man jinai niekada nesisekė ir nereiškia, kad aš nesu protinga, jeigu neišlaikiau, kaip daug kas mano, bet jo, tai aš jau kažkaip buvau nusiteikus, vis tiek reikėjo kažką daryti gyvenime, ir tiesiog aš buvau nusiteikus, kad ir su tėvai šnekėjau ir visą kitą, kad gerai, reiks mokėti už tą mokslą, tai reiks. Bet man visai gerai pavyko lietuvių egzaminas, gan neblogai, tai tiesiog, o čia yra koeficientas 0,4 lietuvių, ne? Priklauso kur stoji. Į kūrybinės. Kūrybinės jo, 0,4 lietuvių, tada ten eina anglų istorija, ten paskui matematika gale. Tai tiesiog kažkas išėjo, mano konkursinis buvo aukštas, paskambino, ar tu nori į tą vietą, sakau, jo, nemokama, tai tiesiog mane perkelė prieš rugsėjį, nemokėjau nei trupučiau už mokslą. Tai taip ir pavyko, o istorija ten, aš istoriją labai mėgau, bet aš buvau, tingi visai 12 klasėje, aš labai ten nesigilinau, ir šiaip istorija buvo ten apie liutero, ten vienu žodžiu buvo tikrai sudėtingų temų apie sėjomainas, ten apie tos visokius, tai kažkiek ten surinkau irgi, tai ten average. Tai po anglų kaip anglų, man anglų buvo visiškai vienodai, ten žinojau, kad bus, kiek bus, taip. Ir viskas, ir tokia ta mano egzaminų istorija stojant į kūrybinės. Aš tai egzaminų laikotarpį pamenu labai ramiai, aš irgi dėl nieko nesijaudinau. Aš žinau, kad arba matematiką išlaikysiu ant ribos, arba neišlaikysiu, tai ačiū Dievui pavyko, išlaikiau ant ribos ir irgi ne 9 tais taškais, tai visai didžiuoju savim. Tai istorija, aš labai nemėgstu kalt tos sausos teorijos, o ten istorija, tai kai datos, vardai, pavardės ir visa kita, tai visai mažokai gavau, bet man, nerūpėjo iš tikrųjų. Anglų tikėjaus daugiau, taip pat kaip ir tu, galvojau, oi, tikrai bus koks 100, arba bent jau į tą pusę, bet man tas listeningas ir shrimp cocktail viskas sukadino. Tai buvau visai nusivylus anglų, nes tikrai
nuo mažens aš ir pas korepetitorius ėjau, ir šiaip visai neblogai sekėsi, tai buvau tokia užtikrinta, bet tada, žodžiu, sugadinti buvo mano planai dėl to. O lietuvių pavyko neblogai irgi, tai turbūt dėl to irgi įstojau į nemokamą vietą. Bet aš pavyzdžiui, lietuvių prisipažinsiu, aš neskaičiau 12 klasėje nei vienos knygos pilnai, aš tiesiog kas būdavo vadovėlį perskaičiau ir aš turbūt labai gerai moku kurti, ten kažką labai gražiai dėstyti mintis, todėl ir praslydau taip lengvai. Tai man buvo same, aš dar, pavyzdžiui, savo lietuvių rašinį sumaišiau, rašiau apie vieną, ta prasme, knygą, ją ten citatavau ir panašiai, ir parašiau ne tą autorių tos knygos. Ir tada aš paskui jau nuėjau, tarsi pas mokytoją, nes pamačiau tą savo klaidą ir sakau, eina savo, kas čia dabar bus, jau dabar viskas, tenai stiliaus belekokia klaida, ar ten faktų klaida, kur galvau, čia man nuims 20 balų, bet nieko ten man nebuvo, va, tą mažą faktų klaidą uždėjau ir ten nemanau, kad labai daug nuimi. O kaip jums per kalbėjimą sekėsi? Kalbėjimas jaučiu visiems yra pats baisiausias dalykas, bet iš tikrųjų tai, kitiems tarsi tiesiog būna labai baisu, nes tu turi išmokti tenai 3 puslapių rašinį atmintinai. Nes jau ten nelabai išeis iš galvos. Ypač čia yra tiem, kas turi tą kalbėjimą, anxiety, kur tiesiog neišeina. Viešai kalbėti bijo. Bet kokiu atveju tu bijai ir nebijai, bet tau vis tik reikia išmokti labai ilgą kūrinį, labai ilgą eilėraštį tu išmok, kur ten gal net nesirimuoja jisai. Tai gal tas man buvo biškai sunkiau, bet... To nebūna, kai tu pats rašai. Aš, pavyzdžiui, pats irgi rašiau. Aš išmokau tą rašinį per savaitę gal laikų, tai nemanau, kad labai čia ilgai. Ir aš labai anksti pradėjau kažkaip mokintis, nes bijau, kad aš neišmoksiu, bet viską aš ten greitai išmokau, nes... aš nerašiau pati, aš pasiėmiau draugą darbą, bet kai jisai rašė tą darbą, aš taip pat. Kai rašė jisai tą darbą, tai aš kartu su juo buvau ir kartu mokinausi, tai man toksai jau buvo, tarsi met jie sakiniai pagrindiniai įstrigę galvoj. Čia dabar tokį paspoilinau dalyką, gal nelabai gerą, bet kažkaip vis tiek išmokau 10 gavau. Aš tai irgi 10, bet aš pamenu, aš labai bijau, pradėjau anksti mokintis. Kaip anksti, sąlyginai anksti. Labai gerai išmokau. Ir jau sėdžiu ant suoliuko, laukiu, kol mane pakvies į tą biblioteką, kur ten tos 10 minučių yra skirtos, aš ten stresuoju. Galvojau, išgersiu 2 valerijonus. Išgeriau 1 valerijoną, nesuveikė, galvojau, reikia 2, išgeriau 2 valerijoną. Ir turbūt ant streso tas valerijonas man taip sumaišė galvą, kad aš sėdžiu tą bibliotekai ir aš bandau skaityti savo kalbėjimą ir sakyti garsiai, tyliai, bet pasikartot viską. Ir aš suprantu, kad aš nepamenu savo vardą ir pavardės. Aš sėdžiu ir mano vardas, ir aš tiesiog, sakinio negaliu pasakyti niekaip. Tai vat, ir dar ten liko kokias 5 minutės, man to jau reiks eiti, aš nieko nepamenu, net savo vardą. Tai tada bandžiau kažkaip greitai atsigauti. Tai visai neblogai, tik kad sumaišiau irgi vietoj autoriaus, pasakiau veikėjo vardą ir pavardę. Tai... mes panašiai čia visai susimokėm. Tai va, tai negerkit 2 valerijonų prieš pat kalbėjimą. Jo, 1 patarimas. Nebent. Bet čia patarimas tikrai. Man tai gerai sekės, aš daugiau nebeturiu ką pridurti. Viskas, visi komentarai baigti. Man tai gerai. Viskas viso gero. Tai va, taip turbūt ką dabar galim pakalbėti. Gal kažką apie pačius studijų dalykus, vis tiek, jeigu stojantiesiems, vis tiek turės būti įdomu, ko mes čia mokomės. Ko tikėtis. Čia yra toks studijų kratinys. Šiaip visko labai daug yra. Visai nemažai yra komunikacijos dalykų ir tarp kultūrinė komunikacija, šiaip visai daug. Bet man atrodo, kad keitėsi studijų programa kūrybinių industrijų, nes aš norėjau pasižiūrėti savo kreditus, susiskaičiuoju žodžiu, ir nuėjau į patį vadų puslapį ir žiūriu, kad čia visai netokia tie pirmo kurso dalykai, ir tada nuėjau kitą puslapį, pasižiūrėjau ir tai va pasikeitė, bet mes tai va turėdam daug komunikacijos pradmenų, teatrą, šokį, kiną. Kada mes turėjom? Medijų technologijas. Muzikos industrija. Dabar turim. Taip. Ir paskui dar laukia dizaino, man atrodo, architektūros, renginių organizavimo. Mados industrija bus renginių industrija. Projektų valdymas buvo. Turim kūrybinių projektų valdymą. Turėjom asmeninės kūrybinės veiklos valdymą, kas šiek tiek ten buvo verslo elementų. Tai tame, manau, yra esmė, kad čia verslas ir gaunasi. Tai jo, visko labai daug ir daug kas mėgsta sakyti, kad tai yra daug ir apie nieką. Bet aš tai manau, kad kaip tik faina visai, kad tu gali pasirinkti ir tu gali kaip ir atrasti save. Mes studijuojam šitą dalyką, nes tu vis tiek, tau kas patiks, jeigu tu nežinai, tu ten ir nukrypsi. Pavyzdžiui, sakau, kur štai ten su kinu nieko bendro nenoriu turėti, man įdomu. Praskipint tą dalyką,
bet aš žinau, kad aš su renginiais noriu. Nu, tai laukiu renginių industrijos ir ką, ir tiesiog bus diplomas šalia. Nu jo, tas, kai yra, nu mes pusę metų turim ten tam tikrus tuos kursus, tai labai paviršutiniškai juos Jo, mes tik išdėsto paliečiam kartais. paviršių, pavyzdžiui, Jo. ir ten labai giliai neinam. Bet iš tikrųjų yra labai daug praktikos. Tikrai kaip universitete mes turim labai daug praktikos, mes kiekvienam dalykui vos neturim seminarą, per kurį turim paruošti va tokį va projektą. Tiesiog actually padaryti po jį. Jo, nu bet, na, aišku, tu čia gali pasirinkti, gali daryti koncertą, gali daryti, kaip mes Instagramą. darėm Instagramą. Jo, nu, bet tai vis tiek yra komunikacija ir realiai dabar būtent ta socialinė medija, Instagramas, jinai labiausiai popina. Dabar ir jį valdyti, mokėti yra labai gerai. Tai va, tai iš tikrųjų labai daug praktikos, bet vis tiek jos yra negana, nes čia viskas yra į pažymus orientuota, o kad tu turėtum patirties kažkiek ir praktikos, tu turi eiti ir visur save kišti, tu turi domėtis, kokie renginiai vyksta, eiti siūlytis, visą laiką priimti pasiūlymus, kokius tai, nes popieriaus neužteks. Jeigu jūs norės įsidarbinti, popieriaus neužteks ir šiaip darbo pasiūlymų kūrybininkam atsidarys į banką nėra. Nu, paprasčiausiai, nu, gal ten vienas kitas. Tai tu turi turėti ryšių, kad tu įsidarbintum ir tiesiog, nu, tu turi turėti komunikabilumą, kad tu galėtum save įti ir stumti ir panašiai. Tai sunkiausia dalis, man jo, ir sakau, gerai, kad ir gerai mokytis. Ir šito neužteks. Tu turi... Jo, nu, dažnai tu gali mokytis 10-ukais, bet tai nereiškia, kad tu išėjęs Man per gausi darbą. pirmąją paskaitą, kai aš ten dar nieko nesupratau, atvažiavusi Kauną, tai, nu, what the fuck. Tada, tipo, dėstytojas tai taip ir pasakė, tipo, jūs galite mokytis, gerai mokytis ir, tipo, ir kas ten padėtų, tipo, padidinti darbo galimybės, tai yra, vat, praktikos, puikus rezultatai ir Erasmusas buvo pagrindiniai tie 3. Tai jo, bet mes šiaip turim ir ne tik tos... praktikos, kur vat, mes tokius darbus darom. Mes turėjom ir pažintinę praktiką pirmam kurse ar antram? Antram. Pirmam semestrui. Pirmam semestrui, jo, tai turėjom pažintinę praktiką, kur mes turėjom surinkti 8 valandų ten kažkiek ir dabar turėsim kitais metais kvalifikacinę, kur mes patys turim susirasti, kur jie atliksim, kaip jie atliksim ir šiaip gana faina, nes daug kas pasilieka dirbti paskui pas kur atliko praktiką. Tai Jo, ir dabar trečiam kursė, nes maždaug dažniausiai darbuotis ir ieško, jeigu praktikantų, tai pagrindė nuo 3-4 kursų, nes turi daugiau pažinčių, pažinčių žinių ir tai va, kas atliks kvalifikacinę praktiką vietoje, kur patinka, tai yra tikrai visai nemaža galimybė, kad išeis pasilikti, įsidarbintinai. Tai aš irgi visai laukiu šito dalyko, nes visai naudinga. Nes man, pavyzdžiui, asmeniškai yra sunku, kai tu gali nieko nedaryti, eiti ir daryti visko daug, nes, tu tiesiog užsitingi gal truputėlį. Tai, bet kas nori labai ir tikrai žinau, kad čia jiems yra skirtas dalykas, tai manau, kad turi save visur ir kišti. Jo. O kaip jums pats studentavimo gyvenimas? Patinka, nepatinka? Kokie minusai, kokie pliusai? Nu, man tai kaip ir chill, bet aš irgi pasilgstu namų, nes kas nežino, aš nesu iš Kauno, aš esu iš Kelmės, kas nežino, kur Kelmė, tai yra Šiaulių apskritis, netoli Šiaulių. Tai jo, tai yra pavažiuoti toks, nežinau, šiaip... Valandą su pusė jaučiu. Per miestą pervažiuoti, jo, ten, 1,5 valandos kažkur. Tai čia neprisivažinėsi kiekvieną dieną, tai šiaip jo, aš nežinau, aš kažkodėl... Man patinka Kaunas, bet aš tiesiog nepamilau šito miesto. Ir man... aš nematau savo namų čia. Bet yra labai sunku, kai tu esi pripratęs prie vieno. Jo, aš... tiesiog... Gal aš dėl to, man žiauriai yra sunku išeiti iš komforto zonos. Žiauriai sunku. Aš tiesiog čia mano asmeninis bruožas, o šiaip tai nežinau, visą laiką faina. Man tas faina, kad aš pažįstu dabar Kauną. Kur aš niekada gyvenime ten, o dabar, tipo, daug maž viską žinau, tai tas yra labai faina. O toliau, tai, nežinau, aš suderinti dar nieko nederinu. Ten kažkokių didelių darbų ar kažko, tai man kol kas chill, nežinau. Aš kadangi esu kaunietė, tai turiu galimybę dar vis gyventi su tėvais. Kas turi savų minusų, savų pliusų. Bet man tai tas studentiškas gyvenimas iš tikrųjų nepasikeitė nuo mokyklos vėlesnių klasių, turbūt. Tai nes vietoj tu čia likai. Tai jo, pas mane niekas nepasikeitė, gal draugų ratas truputį prasiplėtė,
vat, susiradau iš kurso naujų draugų, tai to labai džiaugiuosi. Ir nežinau, jaučiuosi geriau negu būdama mokykloje. Daug laisviau. Tai visai. Tu geriau Keitėsi. papasakok, nes tai, kad tu gyveni Aš esu bendrabuty. gryna studentė. Taip. Visiškai. Tai aš irgi esu iš mažo miesto, jau dabar tenai nebe miestelis, manau, miestas, nes tą turi Lidlą ir Circle K jau visai plečiamės. Tai, bet irgi visą laiką ilgiuosi labai namų, tai aš atvažiavau iš Jurbarko ir gyvenu ne su tėvais Kaune, ar tenai, vat Karolina gyvena savo bute, ne savo nuomojamam, o aš gyvenu barake. Tai barako gyvenimas iš tikrųjų yra visai naudingas, man atrodo, ypatingai pirmų kursų studentams, nes visai yra sunku susirasti tų naujų draugų taip greitai, tu kai atvažiuoji visiškai vienas, tai sudėtinga ir tau tada dar liūdniau, jeigu tu būni vienas, neturi draugų ir visa kita. Tai aš atsikrausčiau kartu su savo draugė iš Jurbarko, tik jinai kitą dalyką studijuoja, teisę ir finansus, o aš kūrybinės industrijas, tai išsirinko mes tą baraką, pateikėm prašymą, šiaip yra visai sudėtinga dabar šiuo metu su VDU barakais, nes visi pagrindai yra akademijoje, kas yra netgi ne Kaunas, o Kauno apskritis. Na, aišku, šiaip iš tikrųjų pasakius, tai čia gal 3 kilometrai nuo to Kauno, tu sėdėjai autobusu, aš iki savo fakulteto atvažiuoju per kokią 14 minučių su autobusu. Tai nuo Dainavos būtų 3-5 minutės. Tai va, tik tai tiek, žinai, nuo Dainavos važiuoja 5 autobusai, o nuo akademijos važiuoja 1 ir tas pats 18, visų gerai žinomas. Tai dar dabar iš viso uždarė pagrindinį viaduką mūsų tenai susisiekimų, tai veža iš visų per Aleksotą, tenai tai dabar ilgiau jau biškai užtrunka. Bet šiaip va, visiems tikrai nuoširdžiai labai rekomenduoju ir man gaila iš tikrųjų jūsų, kad jūs negyvenat barakė, nes tikrai labai faina, labai daug naujų draugų susiradau aš ir tas gyvenimas toksai, kur tu, gal pas mus nėra visiškai tenai, kur valgai duonas, sakau, bulvės keptas, visai mes neblogai ir valgom ir kadangi aš su savo drauge gyvenu, tai mes susiremontavom tą savo kambarėlį, nes šiaip iš tikrųjų buvo labai prasta kambario kokybė, viskas ir tapetai atplėšyti, 3 kiliminiais dangus viena ant kitos sudėtos ir ten karnizas uždėtas toks, kur pakreiptas, nesuprasi, kaip ten kabėjo tos užuolaidos. Tai kažkiek painvestavom, susitvarkėm tą kambarį, kas yra liūdniausia. Tai, kad mūsų baraką žada renovuoti, yra parašytas projektas, neaišku kada ir kaip. Kaip aišku, nes jau yra padaryta viskas tenai, sumaketuotos nuotraukos, kaip viskas atrodys, kas yra grynai toksai skandinaviškų stiliaus bendrabutis, kur viskas ten žiauriai naujoviškai from the future. Tai jo, taip mūsų tas toksai darbas išeis veltui, nors pačius viską ten špakuliavom ir tapetavo mano mama. Bet jo. Tai va, į baraką, kaip aš sakiau, yra visai sudėtinga patekti, nes yra daug studentų, kauniečiam tai praktiškai neįmanoma. O iš kitų miestų, tai reikia ieškotis labai. Pavyzdžiui, centre yra 2 VDU barakai, tai Taika ir Baltija. Tai Baltijoje pagrinde, Baltija yra centre, prie autobusų. Taika Dainavoje. Jo, Taika Dainavoje, tai Baltijoje gyvena pagrinde Erasmusų studentai visokie atvažiavę, o Taikoje, tai gali patekti ir lietuviai, bet, ką žinau, ten Taikoje, geresni tie kambariai surenovuoti, viskas, bet man tada jau geriau toje akademijoje gyventi, nes man į centrą pagrinde mūsų, kadangi fakultetas senamiesty, tai nelabai ten man reikia kažkur toliau trenktis. Tai va, tai reikia tiesiog ieškotis ir va, jeigu norit su draugais gyventi savo kažkokiais, tai nedarykit taip, kaip mes darėm su mano drauge, nes kad patektume į vieną kambarį, ten yra, kad po vieną lovą tu gali rezervuoti. Ir mes kažkaip mums neišėjo tą vieną kambarį rezervuoti po lovą ir mes po kambarį pasiėmėm. Prie komentarų parašėm, aš noriu gyventi su Emilija Girdauskaite. O mano draugė parašė, taip jinai parašė, o aš parašiau, aš noriu gyventi su Meda Zaksaite. Ir aišku, kad mūsų nesumetė į tą vieną kambarį, mes gavom 2 atskirus kambarius, bet susitarėm su tom kambariokėm, kad jom perleidžiam į geresnį kambarį jas ir mes tiesiog perinam į tą prastesnį. Tai labai džiaugiuosi, kad su jie gyvenu, tikrai negalvojau, kad taip mums gerai viskas seksis, tik vieną kartą per 2 metus buvom susipykusios. Taip. Gerai, bet man atrodo visai fainai gyventi barakė, ne? Nes visi draugai vietoj, visi šalia tu grįžti, bet gal tuo pačiu ir trūksta asmeninės erdvės. Ne, man būtų gal trūktų tos asmeninės erdvės, jeigu aš būčiau labai ilgai tam Kaune, ten nuo pirmadienio iki penktadienio ar netgi iki sekmadienio, bet kadangi aš atvažiuoju pirmadienį po pietų, grįžtu arba trečiadienį vakare vėlai, arba ketvirtadienį ryte, tai aš būnu įsilgus netgi tų savo barakų draugų, dėl to aš kažkur gal atmetu kitus pasiūlymus su kursiokiam kažkur varyti ir būnu su jom, nes lygiai taip pat būna aš jų pasilgusi. Tai visai džiaugiuosi ir tikrai dažnai aš šiaip, kai kraušiausi į Kauną, sakiau, kad tikrai negyvensiu barake, kas čia per nesąmonė, čia bus nesmagu,
Bet dabar aš netgi nelabai norėčiau įsikraustyti į butą, nebent vat jau su draugu gyvent, bet šiaip tenai su kažkuo pas kažką į kambarį, tai nėra tokios reikmės. Nes, nu, aišku, užnisa ten į tą dušą į kitą aukštą, ar ten bendru tualetu naudotis, bet kažkaip išgyveni, nėra taip blogai, kaip visi įsivaizduoja. Nu, tuo labiau, kai... Jau smagu ir ypač, kad kainos atžvilgis yra visiškai toks mokesčių, nereikia mokėti, kas yra pasaka. Šiaip aš nežinau, kaip kitose barakuose yra su mokesčiais, bet pas mus nereikia niekur. Niekur Pavyzdžiui, aš turiu draugą iš Kauno kolegas irgi nereikia nieko. Nu ir pas mus šiaip dar visai, kadangi tie kambariai tenai nėra super duper, nu čia aišku, skirtingas barakas, skirtinga ir kaina. Pavyzdžiui, ten yra 8 barakas, kuris yra surenovuotas, tai ten brangiau moka ir tu moki ne už mėnesį, o už parą. Tai praeitais metais mes mokydom 2 eurus į parą, tai ten gaudavausi gal 6 eurai kažkur į mėnesį, o dabar mokam po 2,50 į parą, tai dabar moku gal 77 eurus kažkur. Tai manau, kad studentui, netgi ir nedirbančiam, nu tai įmanoma tikrai pragyventi tam barakė, kur tu už butą mokėtum gal ten kokį, 200 eurų plus komunaliniai mokesčiai. Jo, pradinė stavkė. Nu, taip. Bet yra šiaip, kad tu pasistatė naujus barakus, nežinau, ar jūs matėte, jūs ar girdėjote, bet ten yra 3 atskiri maži kambariukai, jie yra, pavyzdžiui, šalia, tai tu turi savo kambarį. Tai atskirą. Bet blokas realiai. Bet tu virtuvė, tualetų, dušo dalinies, o tais 3 žmonėm, man atrodo. Nu, ten jau visai fancy ir viskas nauja, bet tai kaina yra 210 eurų. Taip, nu tai va, sakau, tuose naujuose, tai tada kartais pagalvoju, kad realiai pigiau už butą. Nu, realiai, nes komunalų nereikia mokėti. Nu, tas tai jau, jo, nu, bet vis tiek kažkaip už parą tiek. Nu, biškai gaila, bet aišku, jeigu tu turi savo kambarį, tai tau praktiškai gaunasi kaip nuomotis kambarį kažkur bute. Jo. Realiai gaunasi visiškai tik tai tiek, kad nesu girdėjus, kad blokė tam pačiam yra virtuvė. Ten tas, nu, aš buvau ten, irgi draugas mano kitas, jis studijuodavo KTU, jis studijavo, jis dabar nebestudijuoja, bet aš kažkada buvau ten įėjus, ten tiesiog įeini, yra virtuvė, tada ten yra tualetas, dušas ir tada yra 3 kambariukai, tokie atskiri. Tai jo, bet sakau, nu, tiek pinigų, biškai man gaila būtų irgi ant parako tiek. Bet aš sakau, visai verta yra investuotis pačiai ir tvarkytis, nes tikrai neišeina kosmiškai daug tų pinigų, dar priklauso, aišku, ką tu nori darytis, bet ką mes ten įsidapetavom, įsitėsim naują tą kiliminę dangą. Nu, vat, brangiausiai turbūt plintusai išeina, nes labai plintusai buvo baisus, tenai vien kol atlupom, tai plintusai daugiausiai kainuoja, kur čia net nėra didžiausia reikmė, manau. Tai čia, kas nenori, gali nesidaryti, bet jo.